Artimuosiuose rytuose prasidėjo naujas JAV ir Irano karo etapas. Prezidentas Trumpas išvakarėse pareiškė, kad nuo pirmadienio Jungtinių valstijų karinės jūrų pajėgos pradėjo padėti užsienio valstybių laivams plaukti per Ormuzo sąsiaurį. Ir perspėjo, kad jei Iranas bandys sutrukdyti šiam procesui, Amerikos kariškiai panaudos jėgą. Tačiau Iranas jau trikdo šias pastangas. Irano Islamo revoliucijos sargų korpusas atakavo Amerikos karinį laivą raketomis ir vėl atnaujino atakas prieš Jungtinius Arabų Emiratus. Galiausiai ekspertai įsitikinę, kad Donaldas Trumpas pavargo nuo aklavietės Irane ir jo sprendimas rizikuoti viskuo yra visiškai suprantamas. Tačiau operacija, kurią įsisakė vykdyti Ormuzo sąsiauryje siekiant pakeisti šią situaciją, galiausiai gali sukelti naują karą. Štai kur siaubas. Šioje laidoje mes ir išanalizuosime šią grėsmę. Mano vardas Aleksėjus Pečijus, aptarkime šią temą kartu. Tačiau prieš pradėdami šią laidą paprašysiu jūsų užsiprenumeruoti kanalą, paspausti patinka šiam įrašui ir parašyti bet kokį komentarą po šiuo vaizdo įrašu. Na, o mes pradedame. Taigi, Jungtinės Amerikos valstijos pradėjo naują karinę operaciją prieš Iraną. Prezidentas Trumpas pareiškė, kad nuo pirmadienio JAV pradėjo operaciją dėl Ormuzo sąsiaurio atidarymo. JAV karinio jūrų laivyno laivai pradėjo lydėti užsienio valstybių laivus per Ormuzo sąsiaurį. Ir Trumpas perspėjo, kad jei Iranas bandys sutrukdyti šiam procesui, Amerikos kariškiai tikrai panaudos jėgą. Šis žingsnis, kurį Trumpas pavadino projektu Laisvė, yra reikšmingiausias jo administracijos žingsnis, bandant vėl atverti svarbų sąsiaurį nuo tada, kai Iranas jį uždarė karo pradžioje. Ir nors Donaldas Trumpas tvirtina, kad šis žingsnis yra išimtinai humanitarinio pobūdžio, tai aiškus JAV iššūkis Teherano bandymams kontroliuoti sąsiaurį. Irano kavinis atsakas gali išprovokuoti konfrontaciją arba net karo eskalaciją. Štai naujausios žinios. Amerikiečių karo laivas, ketinęs praplaukti per Ormuzo sąsiaurį, buvo apšaudytas Irano pajėgų netoli Džasko uosto. Apie tai pirmadienį pranešė Irano naujienų agentūra Fars, remdamasi vietos šaltiniais. Tuo pačiu metu, jei nepasitikite Fars, aukšto rango pareigūnas Teherane agentūrai Reuters sakė, kad Irano pajėgos paleido įspėjamąjį šūvį į JAV laivą, kad neleisti jam įplaukti į sąsiaurį. Tačiau ar buvo padaryta žala, neaišku. Tuo pačiu metu JAV ginkluotųjų pajėgų centrinė vadovybė paneigė pranešimą, kad amerikiečių laivas buvo pataikytas raketomis, nors pačios atakos jie nepaneigė. Irano valstybinė televizija pranešė, kad Irano karinis laivynas užkirto kelią JAV karo laivams patekti į Hormuzo sąsiaurio rajoną. Agentūra Tasnim perdavė neįvardyto oficialaus šaltinio pareiškimą, kad Teheranas pasirengęs ne tik atidengti ugnį į JAV karinio jūrų laivyno laivus, bet ir prireikus aktyvuoti kitus scenarijus. Turima omenyje vėl pulti kaimyninės šalis. Taip pat pranešama, kad Teheranas iš anksto perspėjo, jog Amerikos laivai nebandytų įplaukti į Hormuzo sąsiaurį. Be to, Irano jungtinės vadovybės vadovas Ali Abdullahi pareiškė, cituoju, Mes nekartą sakėme, kad Hormuzo sąsiaurio saugumas yra mūsų rankose ir kad saugus laivų praėjimas turi būti derinamas su mūsų ginkluotosiomis pajėgomis. Mes įspėjame, kad bet kokios užsienio karinės pajėgos, ypač agresyvioji JAV kariuomenė, bus atakuojamos bandant priartėti ar įplaukti į sąsiaurį. Na ir čia jau JAV kariuomenės centrinė vadovybė pareiškė, kad nauja iniciatyva Hormuzo sąsiauryje nebūtinai apims komercinių laivų palydą JAV karinio jūrų laivyno laivais. Vienas iš pareigūnų pareiškė, kad JAV karinio jūrų laivyno laivai bus arti tam atvejui, jei jiems reikės užkirsti kelią Irano kariuomenės išpoliui prieš per sąsiaurį plaukiančius prekybinius laivus. Na, o pats Donaldas Trumpas jau paskubėjo pareikšti, kad tai nėra karo eskalacija, tai tiesiog humanitarinis projektas. Toliau Amerikos prezidento citata. Laivų judėjimas skirtas tik išlaisvinti žmonės, įmonės ir šalis, kurios visiškai nieko blogo nepadarė. Jie tapo aplinkybių aukomis. Tai humanitarinis gestas iš Jungtinių valstijų, artimųjų rytų šalių ir visų pirma Irano pusės. Mes patikinome šias šalis, kad nukreipsime jas čia į saugią vietą, kad jos galėtų laisvai ir netrukdomai tęsti savo veiklą. Jeigu į šį humanitarinį procesą bus kaip nors kišamasi, dėja teks į tai įsikišti. Na ir po to
Amerikos centrinė vadovybė pranešė, kad operacijoje dalyvaus 15 000 karių, daugiau nei 100 orlaivių, laivai ir bepiločiai orlaiviai. Ir operacijos tikslas iš tikrųjų yra atkurti laivybos laisvę komerciniams pervežimams per Ormuzo sąsiaurį. Ir čia pažymėsiu, kad 100 krovininių laivų iš 20 laivų su 1000 jūreivių laivuose jau 2 mėnesius dreifuoja Persijos įlankoje, neturėdami galimybės praplaukti per Irano uždarytą Ormuzo sąsiaurį. Ir štai dabar ekspertai įsitikinę, kad operacija, kurią Donaldas Trumpas įsakė vykdyti, galiausiai gali privesti prie naujo karo. Esmė ta, kad tai vis dėlto yra proceso pradžia, kuris gali privesti prie konfrontacijos su iraniečiais. Ir štai ši atrodytų humanitarinė Trumpo misija išlaisvinti subjektus. Reiškia, kad jei iraniečiai vis dėlto ką nors imsis daryti, o jie jau imasi, jie tampa blogiečiais. Ir JAV vėl atsiranda teisėtas pagrindas veikti. Be to, Trumpui net nereikia prašyti kongreso leidimų, nes, kaip žinote, išvakarėse gegužės 1-ąją jis oficialiai baigė karą prieš Iraną, dabar jis gali pradėti naują ir dar 60 dienų ją tęsti. Pranešama, kad JAV karinio jūrų laivyno centrinės vadovybės vadas admirolas Bredas Cooperis ketvirtadienį pateikė Trumpui dar ambicingesnį planą dėl karinių laivų plaukimo per sąsiaurį. Tačiau kita vertus, Ibrahimas Azizis, Irano parlamento nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas, pagrasino atsakomosiomis priemonėmis už Trumpo veiksmus. Toliau jo citata – dėmesio. Bet koks JAV kišimasis į naują Ormuzo sąsiaurio laivybos tvarką bus laikomas paliaubų režimo pažeidimu. Ormuzo sąsiauris ir Persijos įlanka nebus valdomi absurdiškomis taisyklėmis. Ir galiausiai pirmadienį Irano ginkluotosios pajėgos pareiškė, kad agresyvūs JAV veiksmai tik apsunkina esamą situaciją ir kelia grėsmę laivų saugumui Persijos įlankoje. Tai buvo citata. Pareikštame pranešime buvo raginama visus komercinius laivus ir tanklaivius susilaikyti nuo plaukimo per sąsiaurį be suderinimo su Irano kariuomenė. Jau žinoma, kad Iranai užpuolė mažiausiai 22 prekybinius laivus, vieną Jungtinių Arabų Emiratų naftos tanklaivį ir dar vieną tanklaivį, apie kurį pranešė Britai. Taip pat žinoma, kad buvo užpultas vienas amerikiečių karinis laivas, o mažiausiai 4 raketos jau buvo paleistos į Jungtinius Arabų Emiratus. Kaip pareiškė vienas iš Baltųjų rūmų pareigūnų apie Trumpo planą, cituoju, arba greitai pamatysime aiškius įmanomo susitarimo kontūrus, arba jis ją praras, visiškai sugriaus. Čia padarysiu pauzę, savo nuomonę ir išvadas rašykite komentaruose po šiuo įrančias, prenumeruokite kanalą, paspauskite vartelį ir nepamirškite paspausti patinka. Jei norite paremti šio YouTube kanalo veiklą, tai galite padaryti bet kokia auka arba mokama rėmėjo prenumerata pagal nuorodas ir rekvizitus šio vaizdo įrašo aprašyme. Tai viskas, saugokite save, iki pasimatymo visiems.